Ar pamenate apklausą Spaus? Džiaugiamės jūsų aktyvumu, kad pasakėt savo nuomonę ir nelikote abejingi. Pildydami anketą pasiekėme rezultatų susijusių su mumis visais. Žinodami, kiek daug neaiškumų kyla studentams prieš egzaminus, studento savybės narys surinko svarbiausią informaciją ir dabar ją talpina į lankstinukus, kuriuos visi gausite dar neprasidėjus egzaminams. Norėdami, kad studentai universitete jaustųsi kaip namuose, sugalvojome idėją atgyvinti pirmame aukšte esančią kavinukę ir ją paversti studentų poilsio zona. Lapkričio 19 dieną naujoji studentams skirta zona buvo oficialiai atidaryta. Lapkričio 25-27 dienomis VU TVM vyko verslumo dirbtuvės. Tai kelių dienų renginys, kurio metu studentai buvo raginami nekonservuoti savo idėjų. Visi turėjo galimybę nuvykti į Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržą, kur klausėsi pranešimų apie investavimą ir verslo kūrimo pagrindus. Antrąją dieną universitete lankėsi vienas iš Breakroom įkūrėjų Modestas Stumbrys, kuris dalinosi patirtimi ir pasakojo savo sėkmės istoriją. Na, o paskutinėje dieną studentai turėjo puikią progą sudalyvauti dirbtuvėse inovatyvaus verslo paieškos, kurias moderavo Laurynas Braškus. Kad būtų labiau pasiruošę atstovauti jums studentams, VUSA TVM nariai kėlė savo kompetencijas išvažiuojamuosiuose 3 dienų mokymus. Paskaitas vedė Roma Fedosejevaitė, Raimondas Balčinaitis ir Arminas Varanauskas. Jie supažindino su VUSA istorija, diskutavo apie atstovavimą bei atstovo įvaizdį. Mokymų dėka VUSA TVM komanda tapo dar stipresnė, bet svarbiausia, visapusiškai pasiruošusi išspręsti visus studentams kylančius klausimus. Atsigvėpdami nuo darbų, studento savybės nariai kartu su kitais 16 padalinių šventė VUSA 25-ąjį jubiliejinį gimtadienį. Vakaro metu VUSA sulaukė sveikinimų iš buvusių narių, Vilniaus bibliotekos atstovų bei kitų jaunimo organizacijų. Na ir pabaigai turime gerą naujieną. Jau visai greitai galėsite naudotis visomis MKICO paslaugomis. Mūsų knygos bus perkeltos į VU biblioteką, todėl galėsite laisvai imti knygas bei rezervuoti darbo kambarius. Lapkritis, kaip matote, buvo labai darbingas, todėl viskas prabėgo žaibo greičiu. Gruodis nusimato dar aktyvesnis, laukia ne vienas kalėdinis renginys, bendruomeniškumo diskusija, prasidės ruošimasis didžiausiam metų renginiui VEDI bei daugybė kitų darbų darbelių. Iki susitikimo laukite kito mūsų naujienlaiškio, kuris pasirodys jau sausį.